Vilnius Tech universitetas – tai vieta, kurioje mokomės, dirbame ir kuriame tam, jog galėtume atsakyti į rytojaus klausimus. Ateities iššūkiai mums tokie pat svarbus kaip ir šiandienos. Mūsų visus vienija drąsa – kurti, eksperimentuoti ir imti medžiagas į savo rankas, tam, kad jas paverstume savo sprendimais. Mes nepasikliaujame vien tik patikrintais ir išbandytais metodais. Atvirkščiai, visada keliame sau klausimą, ar gali būti geriau. Vilnius Tech linkmenų fabrikas – tai studentų, kūrėjų, tyrėjų, inžinierių ir verslo atstovų bendruomenė. Čia studentai visada randa pasiruošusius padėti mentorius, naujausias dirbtuves ir įkvepiančius projektus, prie kurių visada yra kviečiami prisidėti. Linkmenų fabrike yra elektronikos, medžio ir metalo cechai, audio studija, 3 biurai, foto, video, virtualios realybės studijos. 3D spausdinimo cechas suteikia studentams galimybę tyrinėti ir eksperimentuoti su šia modernia technologija. 3D spausdinimo ceche studentai gali projektuoti ir kurti trimačius objektus naudojantys skirtingų tipų ir parametrų 3D spausdintuvais, kurie gali spausdinti objektus iš įvairių medžiagų, įskaitant įvairių rūšių plastiką. Angaras – tai 650 m² erdvės skirtos kūrybai. Angare telpa visi projektai, kuriems reikia nestandartinės erdvės. Čia vyksta reklamų, filmų ir laidų filmavimai, taip pat mokslinės konferencijos ir renginiai. Studentai čia konstruoja didelių gabaritų projektus. Virtualios realybės studija suteikia studentams galimybę mokytis naudoti specializuotą virtualios realybės įrangą, kuri padeda kurti trimačius ir interaktyvius vizualinius pasaulius. Studentų praktikos metu studentai mokosi skirtingų virtualios realybės žanrų ir technologijų. Taip pat gali įgyti žinių apie interaktyvaus dizaino principus ir programavimą. Antano Gustaičio aviacijos institute ištęstinės orlaivių pilotavimo studijos yra visiškai valstybės finansuojamos. Po 5 metų studijų įgyjamas aeronautikos inžinerijos magistro laipsnis ir piloto licenzija. Antros pakopos aerokosmoso inžinerijos studijų programa orientuota į bepiločių orlaivių ir kosmoso technologijas. Prototipavimas. Aeronautikos laboratorija yra atvira studentų baigiamiesiems darbams ir projektams. Kartu su AGAI mokslininkais kuriami realūs prototipų modeliai. Aeronautikos laboratorija sudaro 4 dirbtuves – CNC dirbtuves, prototipavimo dirbtuves, palydovų projektavimo dirbtuves, bepiločių orlaivių dirbtuves. Vykdo bepiločių orlaivio projektavimo, gamybos bei testavimo veiklas. Bepiločių orlaivių dirbtuvės aprūpintos visa projektavimui ir gamybai reikiama įranga. Čia pagaminti orlaivių prototipai testuojami Kyviškio aerodrome. Laboratorijos patalpos skirtos bendradarbiauti dronų technologijomis besidomintiems studentams, dėstytojams ir visiems aeronautikos entuziastams, kurti ir eksperimentuoti. Laboratorija skirta skatinti studentų techninę kūrybą, lavinti inžinerinį mąstymą, skatinti prototipų sukūrimą atliekant baigiamuosius darbus. Dirbtuvėse yra sukaupta daugiau kaip 20 įvairių studentų ir mokslininkų pagamintų dronų prototipų, kurie naudojami įvairiems testams ir dėstant atskirų studijų dalykų medžiagas. Aeronautikos inžinerijos praktikų bazė skirta aviacinės mechanikos, inžinerijos ir avionikos studijų programų praktiniam rengimui. Orlaivių techninės priežiūros simuliacijos angaras – 800 m² dydžio angaras, kuriame pagal tikras procedūras, naudojant specialius įrankius, imituojamas techninės priežiūros procesas. Studentai supažindinami su aviacijoje naudojamomis konstrukcijomis, technologijomis, medžiagomis. Transporto inžinerijos fakultete studentai gali rinktis iš daugybės studijų krypčių susijusių su transportu, pradedant ekonomiką ir logistiką, geležinkelių inžineriją, baigiant autonominiu transportu. Iš galimų antros pakopos studijų studentai gali rinktis jūrų transporto inžineriją ir logistiką, kuri buvo sukurta kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla. Moderniausia Rytų Europoje mokslų ir studijų infrastruktūra. Fakultete studentai gali mokytis, siekti žinių, tirti, kurti transporto priemones bei jų jėgaines, hidraulinės ir pneumatinės sistemas, vamzdynų transporto elementus, skirti dėmesį logistikos ir transporto vadybos tyrimams ir kita. Fakultetas dalyvauja formuojant Lietuvos ir Europos transporto politiką. Fakulteto dėstytojai ir mokslininkai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, kuriuose yra aptariamos aktualios transporto temos. Vairavimo simuliatorius suprojektuotas Vilnius Tech Racing komandos studentų. Simuliatoriuje sumontuota aukšto lygio įranga, kaip Direct Drive vairo sistema, Load Cell tipo pedalai, judanti platforma, leidžianti itin tiksliai atkartoti automobilio pojūčius bei jėgas perduodamas per vairą. Simuliatoriaus pagalba vykdomi tyrimai,
modeliuojant bei keičiant eismo sąlygas, skirtingus automobilius, orą, kelio dangos tipą bei būklę, supančią infrastruktūrą. Kai prie simuliatoriaus nevyksta tyrimai, simuliatoriumi naudojasi studentų lenktynininkų komanda Transport Engineers by Vilnius Tech University. Tai iš 4 jaunų transporto inžinerijos fakulteto studentų sudaryta komanda, siekianti aukščiausių rezultatų virtualiose ištvermės varžybose. Toyota Prius. Fakulteto mokslininkų sukurtas autonominio automobilio prototipas, kurį sudaro automatizuotas vairo valdymo įrenginys, įvairios automobilį supančios aplinkos stebėjimo įrangos, taip pat kelio dangos ir jos būsenos atpažinimo algoritmas skirtas automobilio stabdžių, vairavimo ir pakabos valdymo sistemoms su išankstinė peržiūra. Sukurtas autonominio automobilio prototipas realiuoju laiku geba planuoti ir savarankiškai judėti suplanuotais maršrutais. Automobilyje įdiegti algoritmai veikia realiuoju laiku taikant dirbtinio intelekto giliųjų neuronų tinklų technologiją. Mechanikos fakultetas – tai tarptautiškiausias fakultetas visame universitete. Fakultete net 20% laipsnio siekiančių studentų iš užsienio. Fakultete vykdoma jungtinė magistrantūros studijų programa Mechatronika su Braunšvigo technikos universitetu Vokietijoje. Taip pat vykdomos dvigubo diplomo programos su Palermo universitetu Italijoje ir Talino technikos universitetu Estijoje. 90% absolventų dirba pagal specialybę. Jau 3. bakalauro kurse studentai gauna pasiūlymus iš didžiųjų Lietuvos ir tarptautinių kompanijų, kur pradeda savo kaip inžinierių kelią. Neardomosios kontrolės metodais galime neišardę detalės ar medžiagos nustatyti jos mechaninės savybės, kietumą, atsparumą trinčiai. Laboratorijoje vykdomi feromagnetinių, tauriųjų medžiagų, spalvotųjų metalų, cheminės sudėties nustatymo darbai. Metalografinių mikroskopų pagalba analizuojamos medžiagų mikrostruktūros, analizuojamos medžiagų grūdelio susidarimo savybės, galimi trūkiai. Metalografinių mikroskopų pagalba apžiūrimi paviršiniai defektai, kristalografiniai paviršių trūkiai, jų susidarimo pobūdžiai. Studentai mokomi analizuoti ir vertinti struktūras. Biomechaninių sistemų dinamikos tyrimų laboratorijoje mechanikos fakulteto mokslininkai bendradarbiauja su Santarų klinikų mokslininkais, atlieka bendrus tyrimus, kurie leidžia padėti nustatyti Parkinsono ligos simptomus. Šią ligą galima diagnozuoti dar ankstyvoje stadijoje, kai žmogus yra testuojamas iš eisenos. Mokslininkai analizuoja judesių koordinaciją, posvirius bei kitus parametrus, taip gaudami svarbios informacijos apie galimą ligą ar ligas. Daug elektronikos fakulteto absolventų gali dirbti hibridiniu arba nuotoliniu būdu, gyvenant Lietuvoje dirbti užsienio įmonėje. Absolventai gali laisvai keisti gyvenamąją vietą ES ir JAV, visuomet dirbant pagal specialybę ir gaunant didesnį atlygį nei šalies vidurkis. Artimiausiais metais ES investuos milijardus į skaitmeninimą, dirbtinį intelektą ir žaliąją energetiką. Šiose srityse dirba šio fakulteto absolventai. Čia įkurta visą Lietuvos elektros tinklą imituojanti laboratorija. Ši įranga tyriama ir specialistai apmokomi valdyti procesus vykstančius tikrame elektros tinkle. Galima stebėti ir analizuoti, kas vyksta tinkle įjungus saulės elektrinę, vėjo jėgainę ir teikti siūlymus tinklo optimizavimui, plėtimui. Čia apmokama, kaip teisingai į elektros tinklą įjungti vėjo malūną, kad jis gamintų elektrą, o netaptų didžiuliu ventiliatoriumi. Taip pat čia galima tirti ir analizuoti ekstremalias situacijas, kad įvykusios nelaimės daugiau nepasikartotų. Šioje laboratorijoje taip pat tiriami ir kiti energijos šaltiniai. Mechatroninių sistemų laboratorijoje tyriamos pramonės įrenginių integravimo į skaitmenizuotą sistemą, atitinkančią pramonę 4 reikalavimus, galimybės ir kuriami sprendimai taikančio laikinius pramoninius loginius valdiklius bei robotus. Turimas FANUC pramoninis robotas leidžia tikroje aplinkoje patikrinti virtualioje erdvėje sukurtus procesus. Kūrybinių industrijų fakulteto rūmai kadaise priklausė Lietuvos bajorui, didikui Juozapui Tiškevičiui. Senamiestis fakulteto bendruomeniai tai kūrybinė erdvė tiek studentams, tiek dėstytojams. Paskaitų metu pro auditorijų langus matomi senamiesčio stogai. Pertraukų metu studentai vaikšto akmenimis grįstomis gatvėmis, organizuojami renginiai miestui. Tai įkvepia ir motyvuoja iniciatyvai, idėjų realizacijai. Kūrybinių industrijų fakultete palaikomi glaudūs dėstymo ir mokslinių tyrimų ryšiai su užsienio universitetais. Čarlzo universitetas Čekijoje, Drexelio universitetas JAV, Ohajo valstijos universitetas JAV bei kita. Bakalauro ir magistro studijas baigia absolventai komunikacijos, rinkodaros, pramogų verslo ir inžinerijos profesionalai savo srityje, gebantis laisvai pasitaikyti prie pramogų pasaulio darbo rinkos. Galimybė įgyti Kylio taikomųjų mokslų universiteto Vokietijoje diplomą. Studentų kampelis yra įkurtas pačių studentų iniciatyva. Visos idėjos buvo įgyvendintos remiantis jų viziją ir norų. Tai susitikimų, poilsio ir gero laiko erdvė.
Studentai žaidžia stalo žaidimus, komunikuoja, generuoja idėjas arba tiesiog ilsisi. Kūrybos technologijų laboratorija su visa naujausia įranga yra atvira Vilnius Tech kūrybinių industrijų fakulteto studentams. Laboratorijos darbuotojai gali pagelbėti tokiose srityse kaip fotografija, medija, garso įrašymas ir filmų kūrimas. Be to, laboratorija transliuoja įvairius renginius, rengia tinklalaides. Kūrybingumas ir inovatyvumas. Vilnius Tech architektūros fakultetas žinomas dėl savo inovatyvaus ir kūrybiško požiūrio į architektūros ir urbanistikos klausimus. Profesionalumas ir patirtis. Fakulteto dėstytojai yra patyrę urbanistai ir architektai, kurie savo patirtimi ir žiniomis moko studentus. Tarptautiškumas. Fakultetas yra atviras ir tarptautinis. Studentai ir dėstytojai iš daugelio šalių čia semiasi patirties. O studijų programa pritaikyta globaliam architektūros ir urbanistikos kontekstui. Architektūros fakultetas – didžiausia ir stipriausia architektūros mokykla Lietuvoje. Čia studijuoja apie 400 architektūros, kraštovaizdžio ir pramoninio dizaino studentų iš Lietuvos ir kitų šalių. Fakultetas didžiuojasi gausiais mokslo ir kūrybos rezultatais, kurios padeda pasiekti 50 dėstytojų, mokslininkų ir profesijos ekspertų. Architektūros fakultetas suteikia studentams kūrybinės erdves ir priemonės idėjams realizuoti. Didžiuojamės, kad čia jau studijavo ir dirbo žymiausi Lietuvos architektai ir kraštovaizdžio kūrėjai. Verslo vadybos fakultetas pasižymi stiprią technologinę bazę, skirtą vadybos ir ekonomikos studijoms. Turėdamas šiuolaikinę technologinę bazę, fakultetas gali suteikti praktinių žinių ir įgūdžių naudojantis pažangiausiais IT įrankiais. Tarpdiscipliniškumo integravimas į studijų programas. Aktyviai taikomas inžinerinis požiūris, kuris apima analitinius, kiekybinius ir duomenimis grindžiamus metodus, kurie yra skirti spręsti aktualias vadybos ir ekonominės problemas. Fakultetas yra tarptautiškas. Daug dalykų yra dėstoma anglų kalba, daug galimybių išvykti į mainų programas ir praktikas užsienyje. Taip pat galimybė įgyti dvigubus diplomus su Pietų Korėjos, Prancūzijos ir Ukrainos universitetais. Bloomberg finansų laboratorija leidžia studentams mokytis praktiškai. Čia galima savarankiškai spręsti uždavinius, kurti projektus ar netgi dirbti su realiais atvejais. Vienas iš šios laboratorijos privalumų yra Bloomberg terminalas. Galingas įrankis, naudojamas verslo profesionalų visame pasaulyje. Be Bloomberg terminalo finansų laboratorija yra aprūpinta įvairiais kitais įrankiais ir programomis, įskaitant prekybos simulacijas, įvairias modeliavimo programas ir aukštos kokybės duomenų bazes. Turėdami prieigą prie šių įrankių, turėsite galimybę įgyti praktinės patirties ir lavinti savo įgūdžius įvairiose verslo ir ekonomikos srityse. Jei reikia patogios ir produktyvios vietos mokymuisi ar poilsiui, būtina apsilankyti Cognizant poilsio erdvėje verslo vadybos fakultete. Čia, patogiai įrengtoje ir palaikančioje aplinkoje, galite kartu dirbti prie projektų, dalintis idėjomis ar tiesiog maloniai bendraujant pažinti savo bendraminčius. Vadybos fakultetas pagal QS vertinimą yra eilėje tarp 100 ir 200 geriausių Europoje. Tai stipriausias fakultetas Baltijos šalyse, kuriame yra daugiau kaip 50 profesorių, 4 akademikai ir savo srities profesionalai. Fakultete yra išskirtinės galimybės gauti vardinės skatinamąsias stipendijas, rinktis prestižinės profesinės veiklos praktikų bazes ir stipriausių statybos įmonių bei įgyti darbo patirties dar studijų metu. Nauja ir moderni studijų ir mokslo infrastruktūra bei laboratorijos yra puikiai pritaikytos ugdyti kūrybingą mąstymą turinti ateities inžinierių profesionalą. Statybos fakultete įrengta unikali mokslinė aparatūra ir įranga. Universalus 200 tonų apkrovos galios automatizuotas statybinių konstrukcijų bandymo stendas su servohidraulinė apkrovų suteikimo sistema, jos valdiklių bei valdymo ir duomenų apdorojimo programa Dion 7. Įranga skirta lenkiamų gelžbetoninių ir metalinių konstrukcijų bandymui statinė ir dinaminė apkrova. Galima bandyti realaus dydžio iki 15 metrų ilgio, 3 metrų pločio ir 3 metrų aukščio konstrukcijas, skirtas pastatams ar tiltams. Dinaminę apkrovą galima bandyti pastatams, transporto statiniams ar geležinkeliams skirtas konstrukcijas. Sijas, plokštas, santvaras, pabėgius. Duomenys fiksuojami kompiuteriu iki 8000 kartų per sekundę dažniu. Šią įrangą galima sukurti bandymą ir žemės drebėjimo apkrovoms. Universali hidraulinė bandymo mašina. Įranga skirta realaus dydžio konstrukcijų lenkiamiems ir gniuždamiems elementams bandyti, ypač didelę statinę ir mažaciklę dinaminę apkrovą. Tai aktualu kuriant naujas konstrukcijas ir vertinant sukurtus realaus dydžio modelius, sijas, kolonas, santvarų elementus. Galima išbandyti iki 7 metrų aukščio gniuždomą koloną, paveikiant ją iki 1000 tonų apkrovą. Atliekant laboratorinius darbus, studentai supažindinami su įrangos veikimo principais, stebi ir fiksuoja bandymo metu gautus parodymus.
Fundamentinių mokslų fakultetas vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo vykdyti informatikos studijas ir tą sėkmingai daro jau 30 metų. Šio fakulteto informatikos, matematikos ir biotechnologijų studijų programas baigę absolventai yra paklausiausi šiandieninėje darbo rinkoje, o 75% visų fakultete studijuojančių studentų savo studijas fakultete rinkosi pirmuoju numeriu. Čia įstojusieji turi galimybę įgyti Londono Goldsmiths universiteto Didžiojoje Britanijoje diplomą. Fundamentinių mokslų fakultetas įsikūręs Vilniaus Saulėtekio studentų miestelyje, kur niekada nenurimsta jaunatviškas šurmulys ir yra visos galimybės ne tik bendrauti, bet ir studijuoti, kurti naujas idėjas ir projektus. Tai didžiausias Vilnius Tech fakultetas, išsiskiriantis tuo, kad jame vykdomos 3 skirtingų krypčių – informatikos, matematikos ir biotechnologijų studijos. Tarp fakulteto studijų populiariausios IT programos, programų inžinerija bei multimedija ir kompiuterinis dizainas, kurios patenka į populiariausių studijų programų 10-tuką pagal pasirinkusiųjų skaičių. Fundamentinių mokslų fakultetas vienintelis universitete vykdo biotechnologijų krypties ir matematikos krypties studijas. Būsimi biotechnologai išmoksta valdyti, analizuoti cheminius ir biologinius procesus bei modeliuoti genų perkėlimo metodus. Visą tai aprašyti ir taikyti žmonėje svarbiose gyvenimo srityse. Multimedijos ir kompiuterinio dizaino laboratorija yra atvira Vilnius Tech fundamentinių mokslų fakulteto studentams. Su laboratorijoje esančia naujausia įranga studentai atlieka virtualios ir papildytos realybės naudotojų sąsajų testavimus, mobilių aplikacijų interaktyvių prototipų kūrimą, modeliuoja personažus kompiuteriniams žaidimams. Aplinkos inžinerijos fakultete yra unikalios tik Vilnius Tech vykdomos bakalauro ir magistro studijų programos. Kelių, geležinkelių ir miestų inžinerija, geodezija ir geoinformatika, pastatų energetika ir aplinkos inžinerija. Šias studijų programas vienija bendras tikslas – tvarios aplinkos kūrimas. Fakultete yra 4 mokslo institutai ir 3 akredituotos laboratorijos, kuriuose studentai pradeda dirbti dar studijų metu. Taip įgydami ne tik praktinių įgūdžių, bet ir pridedami savo kaip mokslininko karjerą. Fakultetas yra lyderis Vilnius Tech užsakomųjų darbų srityje. Pasitelkę kūrybiškumą ir mokslinę veiklą, šie padeda įmonėms ir pramoniai atsakyti į aktualias problemas. Vykdo tyrimus, pasiūlo inovatyvius inžinerinius sprendimus. Triukšmo kameroje studentai ir mokslininkai atlieka įvairius triukšmo tyrimus. Nustatyta, jog apie 20% gyventojų kenčia nuo tokio lygio triukšmo, kokį sveikatos ekspertai laiko nepriimtinu. Todėl aplinkos inžinerijos fakulteto mokslininkai ir studentai tiria, kuria inovatyvius inžinerinius sprendimus triukšmo mažinimui. Tam naudojamos plastiko, padangų ar popieriaus gamybos atliekos, o triukšmo kameroje atliekami sukurtų konstrukcijų eksperimentiniai tyrimai. Aerodinaminis vamzdis naudojamas tirti įvairios formos judančių objektų, lėktuvų, automobilių aerodinaminės savybės. Nustatyti, kaip vėjas veikia pastatus ar ant jų esančius objektus, vėjo jėgainės ant stogo, saulės modulių ir kolektorių sukuriamas apkrovas dėl vėjo poveikio, bei ištirti teršalų sklidimą aplinkoje. Inovatyvu, šiuolaikiška ir tikrai nenuobodu. Rinkite studijas Vilnius Tech ir kurkite rytoj kartu su mumis.